Tai tada, prašau. Ar galėtumėte informuoti, kokia čia dar medija prie mūsų yra prisijungusi, kad visi žinotume? Tai ką jūs, kam atstovaujate? Portalas Ekspertai EU. Čia žiniasklaidos priemonė? Taip. Gerai, posėdis viešas. Ar nėra klausimų, kurie turėtų būti svarstomi uždaro posėdį? Kai bus tokie klausimai, tada mes spręsime praktiškai prieėję prie tų klausimų. Pirmasis turbūt toks nėra. LRT aktualijos. Pakeliui? Tik ar jūs galite tokią įžangėlę vis tiek... Sveiki. Sveiki, generalinė, jums žodis jau suteiktas. Ačiū. Suteiktas, tai aš manau, kad labai daug neturėsiu ką tokios svarbos pasakyti. Galima pasidžiaugti keliais dalykais, tai iš tiesų, kad Berlyne įvyko mūsų koprodusiojimo filmo Mariupolis premjera Berlyno kino festivalyje. Vienas ir antra, kur čia po to atskirų klausimų supažindins išsamiau. Taryba tai reiškia tai apie naujausios apklausos apie mūsų duomenis, kuriuose sakoma viskas gerai, kad mes objektyviausia ir patikimiausia žiniasklaidos priemonė Lietuvoje, tai dar ir Baltijos tyrimai. Tai jeigu turit kokių klausimų, tai prašau, aš tik tai labai atsiprašau, bet matau kamerą, tai tas yra labai gerai, bet posėdžiai yra atviri. Mes ką tik teiravomės. Tačiau, reiškia, dėl filmavimo yra atskiri punktai. Tai aš manau, kad čia mes filmuojamės, nes tai nėra laida, tai yra taip. Nes paprastai nuomonė teikiama ir panašiai po posėdžio žurnalistams. Tai gal tegul filmuoja, kur bus paslaptis kokios nors uždaros. Aš kalbu, kad filmavimas tai yra visai kitas žanras. Tai čia ir aš nerandu įstatymus ir niekur numatyta, kad būtų filmuojama, o kad atėjo gerbiamas signataras Zigmas Vaikšvila, tai mums tik labai malonu. O ar yra įstatymas, kuriame numatyta, kad... Tai klausykit, jūs žodžio dar negavote. Kai gausit, jūs tada pasisakysite. Dabar prašyčiau visų svečių pateikti dokumentus. Ar jūs turit, pavyzdžiui, ar jūs esat žurnalistas, ar kas jūs esat, ar turit žurnalisto pažymėjimą. Nes tai yra rimti klausimai. Aš manau, taryba turėtų pasiskirti. Čia kolegė iš viešų ryšių skyriaus. Tai man keista matyti, nes spauda ateidama į LRT, jeigu filmuoja, visą derina su manim. Taip, prašau pateikti žurnalisto pažymėjimą. Kam pateikti? Čia. Tada, reiškia, kiti turbūt vieną pažįstam, kiti turėtų prisistatyti, kad jie tokie. Ir aišku. Taip. Prašau, kolega. Dokumentus paprašė. Kolega šalia. Jūs kaip policija, ar kaip? Pas mus tvarka. Tvarka kaip kur? Ir... Ačiū. Šiek tiek noriu pasakyti, kad jau visos čia viešai, kas mes tokie esame, antrą kartą prieš įėjimą. Ir vakar buvo tiravimas. Pas ką tiravimas? Pas ką tiravimas? Ką? Paskatino, kad tai yra vaistų. Pos referentė. Man skambinot jūs ir pasakėt, mes ne žurnalistai. Aš nieko jums tot nesakiau. Man sakėt, mes ne žurnalistai. Ar ne? Nu, aš žurnalistas. Taip, žiūrėk, viskas labai tvarko. Dabar aš paprašyčiau su ta kamera išeiti už durų ir mes jūs pakviesim, kai taryba apsitas.
Ačiū labai. Taip, čia buvo administracijos atstovo nuomonė, bet čia patalpos ir viskas vis dėlto LRT ir šią atveju mes turime... Reikia apsitarti ir tada. Taip, ačiū. Visų pirma, turbūt pradėkime nuo to, nes šiaip jau svečiams turbūt irgi elgtis reikėtų turbūt kitaip, nesvarbu, ar jie būtų signatarai ar nesignatarai. Ir be reikalo turbūt čia to spaudimo tokio nedaryti. Kokia tarybos yra nuomonė, mes turėtume balsuoti ir mes neturėtume balsuoti dėl posėdžio filmavimo. Seniau visą laiką būdavo klausimas balsavimas sprendžiamas, ar posėdis filmuojamas ar ne. Ne, tai buvo ir kitaip, kad viskas buvo pas mus tiesiogiai rodoma, tik uždarus klausimus mes netransliuodavome, tai buvo kita situacija. O šiaip žurnalistai derina su viešųjų ryšių skyrium ir gauna sutikimą. O šiuo atveju čia yra truputį kitaip. Bet aš tikrai nenorėčiau kolegos, kad mes čia labai užtruktume ties šitų klausimų. Tai jūsų, Tomai, koks siūlymas? Prieš tai buvo balsuojama, kad nefilmuoti, kai mes patys filmuodavom čia prieš pusmetį gerą. Tiksliau seniau galbūt biškai. Tai jeigu tas balsavimas galioja, tai galioja visiems žiniasklaidos priemonėms. O jeigu mes norim iš naujo. Aš manau, kad jau yra žmogus ir leiskim šito klausimų filmuoti, mano pasiūlymas, šito klausimų filmavimas. O paskui jau kiti klausimai prasidės, kurie galbūt diskusijų reikalauja. Mes negirdėjom ketinimų, ar šiuo klausimu filmuoti. Gerai, kolegos, tai kiek supratau, du pasiūlymai yra, kadangi vis tiek mes turėtume tą klausimą kažkokiu būdu išspręsti, tai yra du pasiūlymai neleisti filmuoti ir leisti filmuoti, ar ne? Man neaiškus pasiūlymai, ar kalbant tik apie šitą klausimą, ar kalbame apie visą posėdį. Tai taip reikėtų kažkaip ir konkretintis. Leisti filmuoti šitą klausimą arba neleisti, taip? Kolegos turbūt suinteresuoti yra šito klausimo, ne? Taip, tai galim balsuoti, taip. Pirmas pasiūlymas buvo neleisti filmuoti. Prašau, kas už tai? Nėra. Kas, kad leisti filmuoti? 3, 4 ir kas susilaikė? Tai kaip mes turime, mūsų sprendimai priimami, kai yra 7 balsai. Todėl nutarimas nepriimtas, aš teisingai paaiškinu, ar ne? Šiuo atveju 4 buvo, kiti susilaikė arba prieš. Mūsų sprendimai tik, kai yra 7 balsai. Taigi nesutinka taryba, kad būtų